žmonija nėra pakankamai informuota, pakankamai protinga tam, kad tiksliai atspėti, kiek kiekvienu atskiru momentu tam tikra šaka yra verta, jinai arba nedavertina, arba pervertina ir tai yra natūralu. Tai kitas žodis, sakysime, pervertinimo laikotarpiam yra burbulai. Bet vėlgi, mano galva, tai yra neišvengiama ir tai nėra taip nesveika, kaip kiti gali tą pavaizduoti. Vieno atskiro žmogaus gyvenime tos virtualios technologijos paslaugos užima vis didėjančią dalį. Jeigu prieš 10-metį praleisdavom ten, nežinau, keletą minučių į dieną su kompiuteriu, šiandien sėdime kiaurą parą. Jeigu televizorius buvo pagrindinė pramoga prieš 5 metus, dabar tai yra Facebookas, interneto žaidimai ir panašiai. Ir kuo toliau, tai tuo labiau užvaldomus, tuo daugiau mes laiko praleidžiame. O galiausia, reiškia, mūsų laiko paskirstimas tarp, sakysime, virtualios realios, mūsų dėmesio, mūsų vertybių ir iš tikrųjų apibūdina tą santykį, kur ekonomiškai užima tą senoji ekonomika, turint omeny tradicinius ir verslus, ir vertybės, kaip pastatai, nekilnojamas turtas, reiškia, maistas ir panašiai, lyginant su virtualia ekonomika, kai yra virtualios paslaugos, reiškia, Facebookas ir panašiai. Mano galva, kadangi tas santykis vis didėja virtualių paslaugų naudai, tikrai neužilguotas laikas, kada kiekvieno atskiro žmogaus vertybių skalėje virtualios paslaugos užims bent jau pusę aplamai viso mano gyvenimo. Dėl to galima spėlioti, kad aplamai rinka ir ūkio šaka tikrai didės. Ir jeigu santykis iš tikrųjų pasieks 50-50, tai reiškia, kad visa virtuali ekonomika bus verta visos realios ekonomikos, o visa reali ekonomika tai yra labai daug.